Gegužės 11 dieną finišavo Vakarų Lietuvos ledo ritulio Žemaitijos ledas čempionatas. Rungtynėse dėl 3–4 vietų susitiko dvi Mažeikių komandos. Smūgis praėjusių metų Žemaitijos ledo čempionai tiesa pasistiprinę 5 ledaro žaidėjais ir ledara. Ant Klaipėdos Akropolio ledo šios dvi komandos susitiko pirmą kartą, nes lig šiol savo jėgas lygindavo tik ant Mažeikių ledo arenos ledo. Mažeikiuose vykusių rungtynių rezultatas buvo 1–0 ledaros pergalė ir 5–2 smūgio pergalė. Pirmas kėlinys baigėsi nulinėmis lygiosiomis. 7 žaisdami ledaros ritulininkai vis saugojo jėgas likusioms rungtynėms, o tuo tarpu smūgio ledo ritulininkai rėmėsi greitų atakų taktika. Antrajame kėlinyje žaisdami mažumoje ledaros ritulininkai praleidžia įvartį ir toliau tvarkingai stoja į gynybą. Rezultatas greitai tampa lygus, kai smūgio komanda žaidžia mažumoje. Besibaigiant kėliniui, ledaros lyderis Viktoras Čiginskas, pabėgęs nuo priešininkų, persveria rezultatą savo naudai. Trečiajame kėlinyje smūgis dar labiau padidina savo apsukas, o ledaro žaidėjai naudodami paskutinės jėgas nebepabėga nuo savo priešininkų. 6–3 kėlinio minutę, pelnydamas tą dieną savo antrą įvartį, Martynas Kmita rezultatą išlygina, o po 2 minučių Nerijus Pranskus persveria rezultatą smūgio naudai. Galutinis rungtynių rezultatas 3–2 ir Mažeikių smūgis iškovojo 3. vietą galutinėje įskaitoje. Per pertraukėlę tarp rungtynių pasirodė Klaipėdos dailiojo čiuožimo mokyklos Speiga šokėjos. Buvo surengtas konkursas žiūrovams, kur jie galėjo laimėti prizus pataikę į vartų centrą iš aikštės vidurio. Komandų atstovai pertraukos metu varžėsi gražiausio baudinio konkurse. Čia visus žiūrovus sužavėjo Mažeikių ledaros atstovas Egidijus Vasiliauskas. Pasibaigus pertraukai kovas dėl 1–2 vietų pratęsė Plungės ledo ritulio klubas ir Gargždų Ledžingos komandos. Simboliška, kad šios abi komandos pradėjo čempionatą. Pirmas kėlinys prasidėjo greitų įvarčių į Ledžingos vartus. Gargždai po patirto įvarčio ėmė puikiai gintis ir rezultatas pirmajame kėlinyje nebekinta. Antrajame kėlinyje žaidžiama pagal pirmo kėlinio scenarijų. Tik jau įvartis krenta į Plungės ledo ritulio klubo vartus. Rezultatui tapus lygiu, plungiškiai nejuokais įpyko ir antrajame kėlinyje pelnė 4 įvarčius be atsako. Trečiajame kėlinyje komandoms liko atlikti formalumus. Galutinis rungtynių rezultatas 7–2. Plungės ledo ritulio klubas po finalinio švilpuko kelia čempionų taurę, o Gargždai užima antrą vietą galutinėje komandų rikiuotėje. Likusių taurių ir individualių apdovanojimų dalybos keliasi į restoraną Ararat. Vakaro renginį vedęs anekdotų karalius Gintautas Vaitkevičius negaili pagirų vyrams, turintiems parako ir noro kautis ant ledo. Kovodami tam, kad įrodyt, kad jūs esate pačios drąsiausios, pačios stipriausios dvikovos dalyviai. Ir būtent ši sporto šaka įrodo, kad bent jau bando Lietuvoje ledo ritulį išgyvendint kaip sporto šaką, bet jūs įrodote vis dėlto, kad ši sporto šaka ne ką nusileidžia krepšiniui. Taip, kad sveikinu visus ir net nebejoju, kad ši jūsų norą neužgoš jokios negandos, jokie norai padaryti visai kitas lygas, galbūt įkurti, bet manau, kad tas mėgėjiškas noras ir didelė širdis, drąsa ir ta kova ant ledo įrodo, kad jūs esate kiečiausi, ne tik Vakarų Lietuvoje, bet ir Lietuvoje. Tebūnie nesupyks Elektrėnai, Vilnius, bet jūs esate tikrai žemaičiai tam, kad suvykstate ne vien tik, kad šaibą įkalti vartus, bet ir įrodyti, kad jūs galite atvažiuoti su šeimomis, su savo nuostabiausiamis antrosiamis pusėmis ir su tomis damomis, nedaug betrūka, kad Plungis moteriškas susiplaktų su Gargždas. Visos komandos apdovanojamos taurėmis, individualūs prizai atiteko šiems čempionato žaidėjams. Rezultatyviausias čempionato žaidėjas Alvydas Mickevičius, Plungės ledo ritulio klubas. Naudingiausias čempionato žaidėjas Nerijus Pranskus, Mažeikių smūgis. Geriausias čempionato vartininkas Igoris Plotnikovas, Gargždų Ledžinga. Geriausias čempionato gynėjas Arūnas Valantinavičius, Klaipėdos Kirai 2.
Perspektyviausias čempionato žaidėjas Martynas Kmita, Mažeikių Smūgis. 12 ir 13 metų Žemaitijos ledas. Čempionai. Komanda, kuri kviečiama apdovanojimui. Tikrai finale įspūdingai besikaunantis įrodė, kad šiais metais ši komanda kiečiausia Vakarų Lietuvoje. Tai yra Plungės ledo ritulio